Tambolė, laikykis! Nuokalnė. Vėjas iš priekio pučiantis. Tai reikia dar pasistengti į nuokalnę, kad įsibėgėtum. Tiksliau, koks čia įsibėgėjimas, kad pavažiuotum. Tai pučiai vėjas smarkiai, eik tu savo. Wow. Ne veltui ryte radom dviratį. Ant šono užmigusi. Lenkijoje praėjau lietaus stichiją. Rumunijoje praėjau karščio stichiją. Dabar Turkijoje praeidinėjau vėjo stichiją. Ir šiek tiek šalčio stichiją. Bet gal tikrosios šalčio stichijos ne čia praeisiu. Bet jinai irgi laukia. Pažiūrėsim, kurioje šaly mane pričiups. 4 kilometrai įveikti prieš vėją. Pažiūrėkit, kaip vėjas taršo ženklą. Visus ženklus, ten toliau. Wow. 7 kilometrai įveikta prieš nenumaldomą vėją. O dabar serpantinai į kalnelius prasideda. Dar įdomiau. O taip, važiuojam! Važiuojam! Na jau gal nevažiuojam apstumenį. Visas jėgas ant vieno kalno palikti. O jau dar čia veiks. Tiek šiandien, tiek rytoj, tiek poryt, tiek prieš akis nemažai dienų. Stambulas! Vizija! Pinahisaras! Atvažiuojam! 9 kilometrai įveikta. Vėjas dabar pučia į šoną. Tai galima biškį daugiau pamint. Tai biškį užsisukinėjam, gal gausis, kad į nugarą papūs. Kuris tai laikas, tai būtų labai gerai. Panašu, kad gausis. O, jau galima net pamint normaliai. O, va tokį užskaitau vėjuką. Tambolė, laikykis! Žiūrėkit, šonu net linksta, karočią nuo vėjo. Taip užpučia, kad turi šonu važiuot, žodžiu. Nes nuvirs, nupūs tave. Eik tu savo. Vau. Vėjukas į kosmosą.